Labas bičiuliai, sveiki žvejai. Pagaliau aš savo labai ilgai lauktoj žvejybai su draugu Marium. Kiekvienais metais mane pasikviečia žvejot karpių, amūrų. Labai laukiu šitos žvejybos iš tikrųjų. Šiandien penktadienio vakaras 9 valandas. Tai sėdėsim iki sekmadienio turbūt pietų kokių. Marius jau viską įkūrė, matosi stovyklavietę, pastatęs palapinės, kūrena laužiuką, toj bus šašlikiukas vakarieniai. Ir jau spėjo pagauti 4 karpius, 2 apie 8 kg, 2 apie 5 kg. Tai žodžiu, pradžia kaip ir neblogai nuteikianti ir matysim, kaip čia seksis toliau. Tikiuosi per 2 dienas kažką suvilioti įdomaus. Aišku, daugumai gal tokia žuklė, kaip sako, lygina su medžioklė, karvių medžioklė laukuose. Tokiam, kaip sakyt, nenatūraliam telkiny, bet manau, kartą bent į metus žiauriai smagi žvejyba man būna, tai vis tiek mes žvejot važiuojam ne dėl žuvies, ne dėl mėsos, o dėl, kaip sakyt, kaifo, dėl sporto. Tai čia to sporto tikrai gauni. Tai va, aš ką tik atvažiavau, einu kažką padėsiu Mariui, ką tik turėjo prieš man atvažiuojant 2 kibimus vieną paskui kitą, netgi paraleliai 2 iš karto išvažiavimai, tai sunkiai jam čia sekėsi susitvarkyti. Tai va, tai meškerės neužmestos, mėsa nekepta, žodžiu, einam tvarkytis, metam, tikimės gal dar vakarė spėsiu kažką įvaryti, mums neižvino, visiems gero žiūrėjimo. Нахуй, блядь. Nu, parodė, kokius čia burtus naudojai. Pova koinė, ne? Ir besmegenis? Ir toks va, geltonas. Su geltono viršūnėlė. Tas varelio akmenukas. Akmenukas kaip iš kimbo nukrenta. Pasiteisinis, ne, sistema? Taip. Važiuojam. Pažiūrėsime. Paraštukai. Kuom čia pašėrės esi? Ai, susipirkusi boilius visus metus. Kaip šlapiankas gabaliukas. Jo, tai meti mažą saulelę. Dar peletį, ne? Ir pelečių. Viskas smirda, ne? Ar peletės kvepia? Taip. Duot buvo. Fui. Ne kažką. Lemą vasarą atrodo saldžiai turėtų būti, bet Marius ginasi taip nuo karščių, nes sako, kad užpuola karščiai, kai saldžius naudoji. Puola visą laiką yra smirdukų, ne? Uždėjo Marius dirbtinį kukurūzą ir neplukdom su laivelio, metą iš rankos, bandom pagaut karšį.
kad kol visai nesutemo užsiplukdyt šaminę meškerę. Tai tikėkimės, kad ilgai nereiks laukti ir turėsim masalą. Masalas tai planas, toks kilograminis. Man taip truputį juokingai atrodė, bet kaip pernai draugelis kitas pagavo 33 kg šamą. Pats Marius kiek tu čia pagavęs, kokį šamą? 26. O Marius 26 kg ant kilograminių žuvyčių, tai jau juokas nebeima, bet pradžiai tikrai ganėtinai keistai atrodė tie dalykai, kai masalui dedi tokį karšį, galėtum dėti rūkyklą. Kaip sakoma, būna paskutinė vakarienė, o čia pirma vakarienė. Riša Mariukas šamui sistemą. Kol kas nesiseka pagaut karšio. Šiaip turiu feederį rytoj pasižaidimui, bet šiandien jau turbūt neryšiu, tai bandom ant karpinių meškerių pagauti. Rytas, pažiūrėk, kaip jis bėga. Ką? Bet čia vėlis. Pizdais, aš nepatraukiu. Bliama, čia kažkoks gerulis. Nu? Ei, 1:30 nakties. 1:30 nakties užkybo. Bliama, kažkas gero. Bliama, koks piktas, eiktų savo. Labas rytas, bičiuliai. Kągi, naktis tokia, galima sakyti, visai ramiai praėjo. Vienas išvažiavimas 1:30 nakties, pagavau 9,8 kg žvynotą karpį. Žiauriai stipri žuvis buvo, iš tikrųjų, neatsimenu, kada tiek davė kovos žuvis, kad tiek laiko traukčiau. Superiniai formai žuvytė, žodžiu, naktį ten labai nesifotografavom, nelabai gal ten ir filmuota matėsi kažkas, tai įdėjom į tą vadinamą karpinį maišą ir ištrauksim, paleisim dabar ryte dieną. Nu, kol mano kolega miega, pabandysiu vis pagaut karšį su jau taip išpopuliarėjusiu feederį atmaina, metot feederį vadinamą. Va, tai turiu keletas rūšių čia pelėčių, ofteriuko, žodžiu, toj rūšių viską ir bandau pažvėjot su metodu, gal pagausiu karšį, kad užmest ant šamo. Uždėjau ringers šokoladinį vafteriuką oranžinį ryškų. Čia toks tas tvenkinio vanduo nėra labai toks skaidrus, tai bandysim taip. Į dugną vafteriukas. Ir turim tokią gražią lipnią šėryklėlę.
Lyderio pirmas karšiokas. Blemba ir visą išsnargliavo. Nu va toks bus pats tas ant šamo. Jei masalą turi. Komariai karpiukas. Bet visą naktį yra žodžius skaitikau. Tik išlinda žmogus iš palapinės, nusiprausė dantukus, įsivalė. Rytinius tualeto ritualus atliko. Reikia žinoti. Kaip sakant, viskas susitvarkėjo, ne, ir prašom, važiuoja. Bet šiaip blemba 3 meškerės krante, jo. Surinkta. Ką? Gulti. Tai yra dar vienas. Galima prisimatuoti tinklą. Čia kokiose 3 laisvai tilptų. Ja, tai lipsiu basas. Sakai, atvairuosi iki čia. Ne, gilu koks čia. O, žvynius irgi gražuolis. Jei. Tai tu nuo vakar 5 aš 2. Tu nusversi? Tai galima įsibristi. Ne, nesivažiuoju. Neišleidė. Ai, šeina. Ką, keliam? Ai, gerai, gerai. Gerai, laikyk. Aba. Labš. Eik tu nahu, ble. Nu, spach. Eik tu nahu, ble. Neidama, nenulaikyti. Pažvengsim iš vidėjo, ble. Gerai, viskas. Ramiai, atvogiam čia skrusdelinę, pasistatėm, segam, kojas. Pochu kelt, laikyk. Ir tiek dabar. Suka. Dabar kažkai. Paim greitai. Nu, davai. Nu. Fotkint ką nors. Neišlaikysi tu jų abiejų be šansų. Mauda. Nu, bet ne kasdien vonės su karpiais, ką? Nu, davai maniau fotkink kaip nors. Opa. Vienas išvarė. Kažkas gavosi. Tai ko jis nerauna? Nežinau, o čia hitras yra, čia gali būti kaip geras.
Neatrodo, kad labai geras. Vos prikėlė beždžionę ir stovi prikelta. Ir pliama, kiek čia prastovėjo, jau kokią nežinau, turbūt 2 ar 3 minutės, ne, kaip prikėlė. Daugiau. Ar net daugiau, sako Marius, davai trauk, sako, pamatysi, bus amūras, eikti, sako, nieko čia nevyksta. Pasikirtau ir yra žuvytė, jaučiasi. Tik dabar įdomu, ar atspėjo Marius, kad amūras ar ne. Bet tai kaip įdomi, kaip jisai nevažiuoja. Aš blemba gerai, kad prisiminiau. Nes žiūriu pakeltą, sakau, mums būdavo visą laiką, bet taip super daug. Ja, Marius atspėjo. Ant pelėtų. Yeah, baby, amuriukas. Mariukas neša amuriuką. Be pusryčiaujant. Traukia mūsų skanius pusryčius. Toks nėra labai didelis, bet jėgelė norėjau amūrą pagauti. Pasižiūrėjau. Čia bet burnytė tai kaip reikiant. Tu pažiūrėk, kokios kietos lūpos jų yra. Iš arčiau nereikia? Ką? Tai čia jau labai didelis atrodo. Ne? Gerai? Manau, gerai bus. Pasveriam. Kur tu taip sversi? Kaip davė. Jei. Truputį apiprausė eilinį kartą. Bet nieko, oras geras, išdžiusim. Daugiau tokių maudynių. Nu ką, 12 valandą dienos. Saulė kaitina belė kaip. O Marius visas raudonas įdegęs. Ir be 3 minučių 12 išvažiavimas. Ir kiek čia turim 12, va. Jau 3 minutės traukia. Žaidėm su feederiu, karšiokus gaudėm. Jau turim šamui masalo sočiai. Ir va, išvažiavo. Blemba, išvažiavo, biškį toliau buvom nuėję, tai žiauriai toli. Žiauriai gražiai važiavo. Gaila, kad nenusifilmavo išvažiavimas. Nu, nieko tokio. Širšės puola. Nesuprantu, nebuvo jų vakar tiek. Va. Sustoja. Dar žiūrėk šokas. Neįvažiavęs. Blemba, gražus. Plikis turėtų būti. Plikis.
Davai, einu aš pasitik tavo plikį. Nerodo, rodo. 13 jau ta, tai realiai 12 kilo. 1200, ne? Ja. Tai pusę kilo neperspjovė manęs. Bet labai panašus. Bet irgi važiavo kaip reikiant, ne? O to pageris netipsė, ne? Tipsė. O tai kur tas pageris? Ai, čia. Nu jau pakankintas esi. Dar nepabėgti greitai. Nu. Pabėga. Bam kailį. Nu, klausykit, šaikite. Netikėtai kažkaip Marius sugalvojo pabandyti vieną užmest ant peletės tokias nelabai kvepinčias. Niekada nesu to daręs. Ir paskutinės, kiek čia turbūt 3 žuvis, ane, ar 4 ant pelečių. Nes 2 meškerės sumestos ant boilių ir 1 ant pelečių. Tai viskas važiavo ant pelečių. Ir mano abudu karpiai turbūt didėjai ant pelečių amuras, ane, tik tai ant boilio. Amuras irgi ant peletės. Irgi? Tai reiškia 4 žuvis ant pelečių. Lemą tokios nemažos. Geri gabalai. Tai dabar susimesim daugiau ant pelečių ir Marius varo truputį pašertą aplink markerį. Lemą karštą belė kaip. Vidurdienis. Varo kaip karvių melš su kibirais. Ar kaip dzūkas iš grybų. Žodžiu, davai, Mariau, prišerk, kad kibtų žuvis mums. Nors ir taip jau negalim skūstis. Pasigavom su feederiu karšiuku ir turim tokią sistemėlę. Bandysim užplukdyti ant šamo. Kiek čia 5 valandos vakaro. Manau, kad pats laikas užsimesti. Gal netyčia naktį paims. Labai taip tikimės, kaip Marius sako, būtų vyšnia ant torto mūsų žvejybai. Per viršutinę lūpą. Brikiukas, kad neišsimautų. Ir parodyti šukiuką po žvinais. Padelė pasikiša.
tikriausiai atakuoja iš apačios žuvį. Kam tai išpylė prisirišęs spaudys? Ir tu vaikysi čia iš krantą? Tai yra, bet sakau, kam vandenį reikėjo. Savaime suprantama, tokių masalų nepamėtysi, tai plukdys su valtele mariukais. Mariau, klausyk, yra mūras lapšį ir dar vieną įvarė kažką. Kur įdėti? Paleisti. Pasver. Nu, pasver. Eik. Davai, šeši. Ar baig, trauk, aš pasversiu. Dar traukia, tas spalvas. Sujudimas nuo pat ryto. Sujudimas nuo pat ryto. Ai, nenoriu lipti vandenį. Nenoriu lipti vandenį. Mintinai. Sujudimas nuo ryto. Bet kaip šiemet tie žvynuoti, ne?
Neturi ryte jėgų. Pakėlė šįryt anksčiau truputį. Iš karto 2 išvažiavimai, vienas paskui kitą. Amūras ir karpis Amūras 6,1 karpis, 11 kg. Prieš visas rytinės procedūras. Tai šiandien pabudimas truputį anksčiau. Einam virt kavos. Liko pusdieniukas ir reiks vyniotis namo. Deja. Atėjau su fideriuku ant metodo. Pirmas metimas ir kažkokia rimtesnė žuvytė užkybo, ne karšiukas turbūt. Blemba, kaip neša į žolės, tik šakės. Šliužų čia pilna. Eina savo kaip į žolės varo. Ką reiks brist? Nu, blemba, netikėtai. Šakės, pirmas kliuvukas ir rimta žuvis. Fantastika kažkokia. Vakar blemą nenufilmavau. Irgi atėjau čia su fideriuku pasėdėt. 2 plakiukus pagavau, 3 kliuvukas ir 12,1 karpis su fideriu ant metodo. Kaifas. Ir dabar jaučiu, kad rimta žuvytė. Eikti savo pasaką, blemą, tik užsimečiau. Minutę praėjo ir pasikabino kažkoks žvėriukas. Nu, pasirodė. Panašu Amūras. Panašu, kad Amūras. Ką iš čia išdarinė? Fleva hibridė, kažkokia fantastika. Jau čia per tas 2 dienas nuo žuvies traukimo net ranką skauda. Eina jisai švilta. Nu ir blaškas iš čia pirmyn atgal. Tai patikėkit, kiek aš vakar čia su karpiu vargau.
Nenoriu čia forsuot labai. Vis tik nekarpinis kotas, nekarpiniai valai. Eina jisai savo, turbūt aš šiandien neištrauksiu čia. Nu davai, mažutė, ateik. Jaugi užtenka. Jaugi užtenka, jau pavargai. Eina jis išvilkt ir vėl bėga. Man atrodo, kad aš vakar tą karpį greičiau sutvarkiau, negu tą amūrą čia šiandien kankinu. Nuvarė. Jėgytė. Hebrytė. Kažkokia nesąmonė. Amūras tas pasvėriau 5,9. Antras metimas. Kažką gerą turėjau, vėl nuleidau. Trečias metimas ir vėl turiu kažką didelio. Kažkoks kosmosas kažkoks. Priečiai tą kampą žuvies gerai. Nu, gražuolė. Ką iš čia išdarinėja. Oho. Rimtai čia duoda. Čia rimtai duoda.
po tiek žuvų jau net fiziškai pavargau. Ką, bičiuliai, baigiu savo šiandien žvejybą, 2 dienų sesiją. Trūksta žodžių, nerealiai praleistas laikas, žiauriai smagu, žiauriai didelis dėkui Mariau tau už kvietimą. Marius nenori filmuotis, bet žiauriai tau ačiū už mūsų tradiciją šiemet. Vėl susitikomės, super praleidom laiką, super smagiai pagaudėm, kalną žuvies pagavom, nežinau. Sunku net suskaičiuoti, turbūt pagavau 12 karpių ir turbūt gal 4 ar 5 amūrus. Dar kiek nuėjimų buvo, žiauriai smagu. O žvejybos vinis tai buvo man realiai pirmą kartą metod feederis. Tai didesnę dalį tikriausiai žuvų pagavau su metodu. Tai kažkoks kosmosas, blemba, kiek emocijų, realiai net fiziškai pavargau, skauda ranką nuo traukimo. Nemažai nuėjau žuvų, tiesą pasakius, su to feederiu, bet pagavau 8-7 kg karpius, didžiausia karpė su feederiu 12 kg. Wow, man tai čia žiauriai smagu. Vienu žodžiu, superinis laikas, superinė žvejyba, man metų žvejyba čia tikriausiai. Tai va, visiems noriu palinkėti tokių emocijų, kokių aš gavau per tas 2 dienas. To mes ir važiuojam į žvejybą, dėl smagumo, dėl energijos, kaifo. Žodžiu, vasarėliai pabaigą linkiu visiems praleisti ją turiningai. Dar kuo daugiau žvejybų, kuo geresnio laiko, kiek čia beliko, toj prasidės rudenėlis, atšals oras, prasidės plėšrūno medžioklė, aišku. Tai va, žodžiu, vyniojasi meškerės, toks biškį apniuko oras, gali lietučio duoti, turbūt jau nelauksiu ir taip jau neblogai čia pažvėjoju. Taigi visiems, kam patiko nykšti į viršų, visiems neišvyno, gražių žvejybų gerų. Ir kai visą laiką susitiksim sekantį kartą, iki.